Galvoju, kiek laiko? Kas turi su savim laiko? Kiek dabar valandų? 7:15. Gerai, mes dar 15 minučių. Gerai, praleiskime čia ir po truputį judėsime link pabaigos. Klausimai čia, jeigu dar turėsite keletą ir baigsim. Šau. Čia toks kaip ir pažadas buvo išeinančių seimūnų. Daleiskim, manęs vienas įprašė. Kaip dėl dokumento rodymo prekybos centruose? Žadėjot padaryti, suspėt ar suspėsit? Kad nereikėtų rodyti, ar ne? Jo, kad nereiktų rodyti, pažadėt prekybininkų suvaldyti. Šis Seimas. Taip, yra užregistruota pataisa ir manau, kad iki rudens sesijos pabaigos ji bus padaryta, sutvarkyta. Aš patikslinsiu Sergejų. 27 rugsėjo mes svarstam šitą pataisą ir bus anuliuota. Aišku, kur rizikos faktorius jauni žmonės, tegu patikina, pažiūri, bet negalima senuką, garbaus žmogaus vaikyti per visą miestelį, kad atneš man kokį dokumentą. Jis kol pareina namo užmiršta, ko buvo nuėjęs. Gerai, jūsų klausimas. Aš kaip senas savivaldybininkas, tai man labiausiai rūpi tos problemos, kurios liečia savivaldą, liečia, sakykime, Svėdasų žmonės, Anykščių ir taip toliau. Tai kiekvieną kartą, kiekvienas Seimas žada, kad pasikeis regioninė politika ir, žodžiu, žymiai regionai galės pagaliau geriau gyventi, įsilygins tie skirtumai ir taip toliau. Bet dėja, po kiekvienos kadencijos tenka konstatuoti, kad regionams dar įsmėgė kur nors peilį į nugarą ir dar darosi blogiau. Čia paskutinis atvejis buvo pavasarį, kada švietimo ministrė išleido įsakymą, kad jeigu klasėse trūksta šiek tiek moksleivių, vaikų, tai sakykime, tas skirtumas yra krepšelių nefinansuojamas ir turėtų dengti savivaldybė iš nežinia kokių lėšų. Ir tai privedė jau iki to, kad kaimo pagrindinės mokyklos liko be bibliotekininko, be pavaduotojo etato ir taip toliau. Tai irgi čia vadinasi tokia regioninė politika. Tai aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs, būdami Seimo nariais, padarysite pagaliau, kad regionai galėtų gyventi geriau. Nes iki šiol dabar irgi skolinimus limitas savivaldybėms yra užrieštas, praktiškai reikės skolintis pinigų europinių projektų gyvendinimui ir savivaldybės jų negalės skolintis, nes jų neturi, nes viršys limitus ir taip toliau. Tai iš tikrųjų padėtis regionuose yra tragiška. Manau, kad jūs visi tą turėtumėt bent jau gerai žinoti, pasakykit, ką jūs darysit, kad... Dėkui už klausimą, tik tada konkrečiai, kokie bus konkretų žingsniai, kad regionam būtų geriau? Kadangi Sigutis senas ir valstybininkas ir senas švietimietis, jisai muša tašką visada konkrečiai, tai kadangi ministrė yra mano partijos narė, tai aš norėčiau pasakyti vieną dalyką, kad remiantis visais koordinuotais profsąjungų veiksmais, kurių švietimo sistema yra berods 6 profsąjungos, buvo nuolatinai organizuojami streikai arba grasinami viskas paversti streikais, tai kaip tai pasakoja vienas genys Eglė Kirta, ir visą buvo reikalaujama ko, tik tai reikalaujama pinigų, niekas tai juk nereikalauja, ten kažkas problemas, ten dėl egzaminų, ten dėl kvalifikacijų ir panašiai, tačiau visą laiką yra pinigai. Ir kada vasaros pradžioje buvo 8 milijonų surasti premjero nurodymų iš pačios ministerijos asignavimo. Tai įsivaizduokit, kada jeigu ministerija duoda tas lėšas, tai kažkokias kitas programas tada turi kentėti. Taip gaunasi, kad vieną ranką mes duodam, pedagogams reikia pakelti algas, o kita pusė kažkur tada mažėja. Ir tada toks gaunasi disonansas. Aišku, mes kalbam su mokyklo vadovais, nebėra pavaduotojų, dingo bibliotekininkai ir panašiai, bet kita vertus, mano pozicija, aš tą prieštarauju, mes ginčime su ministrė dažnai, visgi mokyklos, kaip bebūtų, jos turi būti saugomas, tai mūsų šviesos židiniai, jie turi būti, nereikia staigiai skubėti ir versti iš pagrindinių mokyklų, palikti pagrindinius, tik tai tas pagrindinio ugdymo skyrius. Tai labai būtų svarbu, kad jie būtų išlaikyti. Ir aš sieksiu, kad tas dalykas būtų, jeigu bus jau Seime, kad visgi kovotume už tas esančias mokyklas, už jų infrastruktūrą, už mokyklos kolektyvus, už tas, kad tėveliai galėtų vaikus vesti vietą į mokyklas, nebūtų pirataujama, su tais autobusais nebūtų vežiojama. Kažkada Sigutis į aplinkinius rajonus, Sigutis būdamas meras, net tarybai buvo iškėlęs klausimą, kaip iš tokią programą paruošti rajone, apsisaugot nuo piratavimo, nuo vaikų grobimo iš pasienio mūsų rajono. Tai Roguvėlė, visi kiti dalykai, bet turim pasiekmes, kada mokyklas geras renovuotas reikia uždaryti. Tai iš tikrųjų tai buvo labai klausimas keliamas, bet neišsprendėme iki galo, nes tai yra valstybinis klausimas. Aš tik tai pasitikslinsiu, kai
kai visi atsakinėja, jūs sakot, aš kovosiu, o kaip? Vat, kaip padaryti, iš kur jūs paimsite tų pinigų, kad būtų galima tas mokyklas, pavyzdžiui, finansuoti? Dabar turbūt aš suprantu, savivaldybei ta pareiga užkrauta ne dėl to, kad savivaldybei norima būtent užkrauti, bet dėl to, kad pinigų nėra. Iš kur būtų galima paimti tų pinigų? Nuo ko nuimsit, nuo ko nubrauksit? Paskui Lukas pajungs savo artileriją. Iškia, visų pirma, viešasis sektorius. Mes pažiūrėkime dabar, kada eina kalba sujungti ministerijas, ūkio ministerija ir energetikos galima? Galima. Kažkada buvo, tai atskiras departamentas, viskas normaliai, kaip buvo Ignotas vadovas. Galima sujungti švietimo kultūros ministeriją? Galima? Galima. Seimo narių skaičių sumažinti padėjėjų? Galima? Galima. Supratau, labai gerai. Jūs mažai valdininkų ir ministerijų skaičių. Labai aišku. Labai puiku. Tai va, ir kiti, kai atsakinėsit, jeigu sakot, kad dėl kažko kovos, pasakykit iš karto kokiam priemonėm. Dėkui. Pradžiai galima pakautų teisų Sigučio pasiklausti, kad juodraštis sudaryto rimtai šnekant. Iš tikrųjų, aš visiškai sutinku su tuo, kad paradoksalu, tačiau 26 nepriklausomybės metais funkcijų savivaldai yra kur kas daugiau, o finansavimas yra pastoviai mažinamas, o funkcijas yra pridedamas. Aš tikrai manau, kad savarankiškumas savivaldai, savarankiškų funkcijų ir atsakomybės tarybom, meram, administracijos direktoriam, jų tikrai yra per mažai. Tai pirmas dalykas - biudžeto sandaros įstatymas ir savivaldos įstatymas, jie tikrai galėtų būti peržiūrimi. Dabar mes kalbam apie investicijas regionuose, ar ne? Ir ką savivalda gali padaryti apart gerų norų? Tai gali turto, nekilnojamo turto mokesčių žirklės padaryti. Ir viskas. Visą kitą mes galim daryti biudžeto lėšom. O iš tikrųjų galimybės gali būti žymiai didesnės. Tai aš tikrai pasiskau už savarankiškumą ir žymiai didesnę savivaldos atsakomybę. Nes tiek kiekviena seniūnija, tiek savivalda yra arčiausiai žmogaus ir geriausiai žino to regiono problemos. Ir kuo tu daugiau turi instrumentų, tuo daugiau gali padaryti. Ypatingai savivaldai dirbdamas. Nors apie politiką didžiąją šnekant, iš tikrųjų yra paradoksas, juk į Seimą didžioji dalis politikų ateina iš regioninės politikos, iš savivaldybių asociacijos, o kaip negerėja padėtis, taip negerėja. Tai kuo tai paaiškinti, man iš tikrųjų sudėtinga, aš pirmą kartą bandau eiti į Seimą. Dėkui, judam toliau.